tik nesakyk, kad ir tu dėl jo. Jei jo vardas Ragelis, tada taip. Aš kiekvieną rytą čia ateinu. Čia mano bandelė. O aš čia pirmą kartą. Man labai patinka šitą bandelę. Gal per pusę? Aš kairę, tu dešinę. Ne! Tai ką tada darom? Kitą bandelę susirask. Aš nenoriu, čia paskutinę bandelę. Taip. Man patinka šitie marškinėliai, o kaip tau? Ne, tu atrodysi kaip karvė, čia braškės, ką? Geriau nupirk šitus marškinėlius su citrino, matai kokios geltonos, fainos ir šortukai. Labas. Labas. Ką vakar veikėjai? Supranti, jie paėmė tą bandelę ir išėjo tiesiog. Tiesiog pabėgo? Taip, tiesiog pabėgo. Ten įvyko? Nika, žiūrėk, man Adelė parašė. Labas, gal nori susitikti? O ką man jai atrašyti? Nika, žiūrėk, jį parašė. Gal man jai rašyti garso įrašą? Kaip tu taip galėjai pasielgti su Nika? Jūs jau galėjot tiesiog pasidalinti per pusę, o tu tiesiog paėmei ir pabėgai. Nika man pamelavo? Nika, man Adelė papasakojo, kad viskas buvo ne taip, kaip tu man pasakojai. Ar tu man tiesiog pamelavai? Labai atsiprašau, kad tau pamelavau, aš tikrai nenorėjau. Man nemalonu, kad jūs visada einate į lauką be manęs, o Adelė gali eiti į lauką tik tada, kai tu negali. Mūsų atleis, kad mes savęs nekviečiam, tos dažniausiai, kada mes einame į lauką, tau būna šokiai. Будь пробалует. You and me. Ну ты, блядь, что?